Jeigu tas užmušė, jau čia jūs veikia, tai aš ką aš iš vis veikiu. Turbūt Nobelio premijos reikėtų duoti tam, kuris supras, ką jūs kalbat. Užsimaniau pas Žalgirį, gerai, lošiau viskas. Pats Garastas man ranką uždėjo kairė, sako, kai būsi 1,25 m ir tada ateik. 1,25 m? 95, tada priimsiu. Tu ir po mėnesio laiko priėmė Marčiulionį. 1,25 m, nu kažkur tas. Tai buvo skaudu, kad ne jūs priėmė? Viskas pasikeitė, pareigūnas man sufabrikavo bylą, štampą uždėjo gruodžio mėnesį mane nuteisė. Bandžiau apsiginti, kadangi sėdžiu iš vis mėgojau, iš vis nepriko. Dėl to sutik, kaip sakant, su mentu, nuosprendžiu su viskas nesutikau, mane papjovė, niekam niekas neįdomu, kad nebuvęs įvykių vietoj. Iš laimingo tėvo padarė bandytą, o tikrus bandytus nesulaikė. Partneris partnerį užmušė, tik kadangi žyvus mirs, tai jis nebuvo net sulaikytas nieko, o jis veikė toliau, o ką jam veikti. Biški Nausėda išrinktas pirmą kartą prie mano namo pasimaivė, prie Kronio elektrinės aikšteliai. Ir klausė, ką tu moki. Tai sakau, moku nebūdamas įvykių vietoje užmušinės žmonės arba mėgodamas. Atsigerim kavos, apie jo apžiūrėjo ir davė pinigų. Visiškas nesąmonės, čia pradėt kalbėti apie tuos, ko nereikia. Ne, tai pridedu, kas pas mane mintyse. Kaip tave žudiku pavadina, kaip tu reaguoji į tai? Nieko, kaip titulą, tai gal leidimą kokį, žinai, kaip duoda. Noriu kažką turėti, reikia dirbti. O kad ten žmogždystės ar ką čia irgi yra kiti, kas dirba tą darbą, gauna, čia yra visai kitaip. Man peilį baim topą, ką šie Žarnas išvežė, dar patys didžiausių pareigūnai, Meška ir Rūnas vardus net atsimenu, nuvežė, prirakino ranką, nuvežė į ligonę. Ant posūkio man visas Žarnas net pagavau rankoj, visas tušęs vidurys, žinai, ką jūs šitą, nesustojo, nuvežė, net nesustojo, žinai, kad tas Žarnas sutvarkytų tą. Bandau prisiteisti už kankinimą manęs 2,5 milijono, tai jau yra pasiūlymai man, kur pirksi namą. Labą dieną, aš Romaldas Tralkus, esu 52 metų, uždarytas antrą kartą 40 metų. Atlikinėjau bausmę 13 metų už nepadarytą nusikaltimą. Kadangi įvykio dieną vaikas gimė, švenčiau ir mėgojau. Laimingas tėvas. Laimingas tėvas, bet tėvas kalėjime. Mėgojo. Pravieniškėse dabar sėdit. Ne, tai perkeltas. Kadangi antrą kartą sėdėjau, prieš tai čia nepadaręs nusikaltimo sėdėjau, net įvykio vietų nebuvęs, sėdėjau čia Pravieniškės antrasis Podaškis, kaip sakant. Čia Daškevičius buvo toksai, tai pačiam būry, 2 metus pralaikė Lukiškėse, jau ant pat galų dar nuteisė 6 metus, už tai, kad įvykio vietų net nebuvęs nei karto. Tai Daškevičių pažinojot? Kaip ir žinau, tu turėjai pažinoti, nes buvo Kauno padalinti 2 būriai. Arba Daškevičius sportininkai, arba pas Mongolą, Henriką, turėjo viską, bet pas kurį artistai važiavo. Žurnalistai, artistai, Valinską patį vežiau, jis važiavo ten, taip ir ne, Butkutė dainavo, o Jėzau, ten buvo smagu. Tai kuriai jūs grupiai, tam būriui priklausė? Ne, aš daugiau gyvenau prie Daškevičių ir žiūrėjau, kas kaip kur ką, bet visi, kas kaip jaunimas, ką turėjo, visigi integracija šmecė, o aš turėjau į armiją, 89 eit, bet armija baigėsi, nes pradėjo pirmiausia lietuviai mūsų į rusų tarnybą būdavo kviečiami tarnauti ir jie bėgdavo iš ten, nuo ko prasidėjo visas tas. O 90-ais, kadangi mašinos neturėjau, nedavažiavau iki Vilniaus, nežinau, kad kažkas vyksta, streikuojam dėl Lietuvos, a ką mes turėsim, nežinojom, bet Kaune prie Telekomo susirinkom, nes niekas nedirbo, karas vyksta. Vyksta, tai nuėjome peškom prie Telekomo Kaune. Bet kai išgirdom tankečių, tai močiutės pabėgo, bet stovėjom, su rankom kojomis, kaip sakant, kovosim už Lietuvą, yra kaip yra. Bet kaip ten davė tokio garso, tai pravažiavo, nieko jis nebuvo. Nuvažiavo tik po to, sužinojom, kad mano draugas nuvažiavo į Vilnių. Net ant tanko šoko, kad nešaudyk, išmaudyk. Tai ką jis gavo iš Landsbergio, gavo padėkos raštą. Ką turėjo daugiau gauti? Ne, tai čia jau jo. Ir ką jis po to, kad norėjai kažką turėti, reikėjo būti verslininku. Tai jisai turėjo verslininkai, tai pačiai Rūklui turėjo barą, parduotuvę ir Jonavoj turėjo. Tai kaip aš jo draugas, pažįstamas, tai jūs draugavo. Buvot prie to verslo, ar kaip pavadinti? Ne, aš žiūrėjau visur, aš niekam nereikalingas buvau.
Niekam nereikalingas, tu viską, ką žiūrėt galėjau, bet tu niekam nereikalingas, nes nieko neturėjai. O sportavau visą laiką, nuo vaikystės sportavau boksą, per langelį pamačiau, kaip Žalgiris lošia, užsimaniau pas Žalgirį, gerai, lošiau viskas, pats Garastas man ranką uždėjo kairė, sako, kai būsi 1,25 m ir tada ateik. 1,25 m. 95, tada priimsiu. Nu, atpyktis, jau kaip tapti, sako, reikia svorius prisijauginti, svorius prisidėti per to, kad ištemptų. Ne, sako, aš taip nedarysiu, atgal Šocikągi boksą lankiau. Nu, kad jums nesisektų ir po mėnesio laiko priėmė Marčiulionį. 1,95 m, nu kažkur tas. Tai gerai ten lošia, davė jam ten. Gerai viskas buvo. Tai buvo skaudu, kad ne jūs. Ne, viskas pasikeitė. Anksčiau taigi aš turėjau 89 į armiją, bet kai baigėsi, sugriuvo viskas, nu ir viskas, kas galėjo, tas tą darė. Tai taip prasidėjo. Tada davėm, ką mes gavom tų čekių. Kadangi valgyti nieko turėjau, tai aš tos čekius pardaviau, o mano draugas pasiėmė tos čekius, investavo, sako, reikia investuoti. Nu, o aš valgyti noriu, sako, neinvestuoti. Nu ir taip, po biški. Po to į Baltarusiją pradėjau važinėti, Baltarusijoje gerai kaip ir biški pradėjau, tai nuvežė, atvežė. Tai atėmėm pradžiai man skorpą patikrinti, kurį atėmė ant sienos, sako, patikrinsim ar vogtą. Atvažiuoju po mėnesio, sako, atvažiavo Lukašenkos, tavo mašiną pasiėmė. Tai aš prie tos Lukašenkos tam visą parą pastovėjau, dar nereikia to man skorpo nieko, palikau viską ir išvažiavau į Lietuvą vėl atgal. Po biški, dar 91-ais pats iš pirmųjų žmonių aš jau Leipcige buvau rytuose Vokietijoje. Kai pamačiau rytuose Vokietijoje gyvena rusų laikų, tai visas šalis, tai man stebuklas buvo. Dar pirmą kartą buvau kompiuterių parodoje, o kas šitą kompiuterį aš nieko nežinojau, nueinu tą kompiuterių parodą, žiūrėk, koks stebuklas, ant kiaušinių deda štampus, o čia tai stebuklas, sakau, ant kiaušinių nes štampus deda, o čia man stebuklas didžiausias. Ir kaip tos kiaušinius nekam, iš to žinau, kad deda, bet kas nieko, ašgi nekam, nieko, aš mieste augęs ant gatvės. Internatas žmogus, pradžiai Alytus, po 3 klasių mane perkelė į Kauną. Kaune, jeigu nori išeiti, sportuoti reikia, pasirašai, viskas tas pats kas čia. Čia duoda lengvą grupę, atvira kolonija, viskas tas pats kas čia. Tik čia biški griežčiau ir biški taisosi tą Lietuvą, bet ne taip stipriai. Tai po tų nepriklausomybės atkūrimo metų, ką jūs darėt? Nieko, važiavau į Vokietiją uždirbau pinigų, dar rusai atidavinėjo mašinas, man nereikia mašinų, aš vairuoti nemoku. Grįžau ant sienos, atėmė pinigus, mažai karo matėte, grįžau tą Lietuvą, viskas gerai. Vienur kitur į Gariūnus važinėjau, žiūrėjau kas kaip, po to atsigavau, kadangi Vokietiją jau dažniau važinėjau, ten pažįstamų daugiau rimtesni žmonės, daugiau netokia palaida bala buvo kaip Kaunas. Ir jau kaip ir Vokietija aš norėjau važiuoti ten vizą, pasidaryti ilgesnę viskas ir mane uždarė. Bet gerai, bet biznevot, duoklę turėjot mokėti, visi mokėjo tais laikais. Nu, turėjai kažkam tai duoti. O ką mokėjot? Jau čia negaliu nei skreipsi, nei smeisti. Ne, nu tai duodi, ne, bakuram duodi, tu draugas kaip ir viskas. Nu tai vis tiek, jeigu sakot ir tuos... Ne, tai turėjau, yra viskas. Ne, aš pažinau, bet nelindau aš niekur. Tu turi būti prie jų, tu turi kažką daryti, pasako daryti, tu turi daryti. O aš to kažkaip nepripratęs, vienas augęs, tai aš niekam netarnavau, noriu turėti, reikia turėti. Tai man daugiau, kaip pamačiau, Vokietija gyvena, kaip Lietuva, tai man daugiau Vokietija patiko, kad dažniau į Vokietiją ir aš važiuodavau pas savo draugą, tas, kur prie Seimo ant tankų lipo. Tai pradžiai turėjo Rukloj barą, gražus namas buvo, Rukloj barą, o rusų kalbos labai silpnai, tai bez mintolo, tai mergom priima davė, čiut nemuštynės, nemokėjau net rusų kalbą, o pirmą kartą net 91-ais aš nuvažiavau į Sibirą. Slavgradas. Pas lietuvius ir vokiečius. Vienoj pusėje lietuviai, kitoj pusėje rusai gyvena. Tai pas lietuvius, sakau, yra iškovota Lietuva, važiuokit į Lietuvą, Vokietiją, jau atidaryta visos sienos, važiuokit, jie net nežinojo, o taip 3 paras į Maskvą važiuoju per naktį, o 3 paras važiuoju ten. Uralą visą, tai 100 Kazakstanas buvo 100 kilometrų. Kaip ir smagu ir žiūrėti, o ten buvo iškasenų. Tai ten kokių iškasenų, aš nežinau, bet taip įdomu. Man tas draugas parodė daugiau, žiaurus. Tai va su to daugiau vis toks. Tai užsidirbat pinigėlių? Tai užsidirbom pinigėlių, viskas, jau pradėjau atsistoti ant kojų, atėmė mašiną Baltarusai, nu ir kas, susiknyskit, pasidarysiu kitą, kaip ir Vokietija jau dažniau, jau ten sutikau tokių rusų milijonierių likusių, dar taip sutikau, vokiečių kalbą biškai pradėjau, nu ir pat galo mane čia Lietuvoje atvažiavusi uždaro. Už ką uždarė?
Uždarė, net nepatikė nieko, mane tik patikė tą 272 trečią straipsnį, antrą dalį plėšimas, jo, bet pasėmė žmogų mano draugės, dėl dviejų teftelių iš Vitebsko parduotuvės Kaune, pavogė teftelius, norėjo valgyti, paprastas žmogus, išgeltis dažniau, tai paėmė 2 teftelius, pavogė ir pavogė, tai jį pasėmė, kadangi sveikai iš namų. Dar čia prie Malūno Kaune, per Gelžinį tiltą, kitoj pusė gyveno, tų 9 aukščiai tokie buvo, tai vienam gyveno, tai dar ten praeiti, iki davažiuoti reikės. Mašina turėtų ten peškom, kai nevaikščioti mane. O aš daugiau Kaune biliardą lošdavau kalniečių, tai dėl to aš tos daškinius matydavau, bet žinai, ką man neįdomu, ką ten tarėsi, ką daro man neįdomu, aš biliardą lošdavau, man smagu buvo, labai laiką leidžiu, plus savaitgalį nuvažiuoju į tą pačią Ruklo į tą diskoteką, vieni rusiškai, kiti lietuviškai. Tada tuos bendrabučius atidavinėjau, už dyką tik daryk beleką. Tai mano draugo parduotuvė, rusiškai mokinausi, dar papuoliau į tokį konfliktą bizmintolą. Aš merginai primo, žinai, kai padėsiu, čia parmenui primos daviau. O Jėzu, ką tu čia davėjai, aš nežinau, ką reiškia, bizmintolo parašė, tai ką žinau, gal apie filtrų daviau tam. Ne, tai jau čia biškai jau krypstat iš šono. Ne, krypstam atgal. Nu. Jo, plėšimas, tai dėl ko, tas pavogė iš parduotuvės. Parduotuvės jį pasiėmė. Teftelių tų vadinamųjų. Jį pasiėmė tą žmogų ir užmušė. Ukmergės 36 nuovados policijos pareigūnai. Ir kieme išmetė, o prie 304 namo. Tai man čia pato man, vis tiek tam, kadangi mane apkaltino, kad aš tą žmogų sumušiau 6 šonkolius, tai ant galvo bandžiau kovoti dar, sakau, taigi kaip, jeigu aš būčiau sumušę 6 šonkolį, tai jis nebūtų net paėjęs, o jūs pasisveikat. Pareigūnas man sufabrikavo bylą, kokią aš neskaitęs nežinau, padavė į teismą, o teismas mane po 2 metų pralaikė, ten prabuvus, štampą uždėjo gruodžio mėnesį mane nuteisė. Su vagonu atvežė į Praveniškes, iškrovė dar iš lietuvių, gavau išbožęs į galvą, rankas už nugaros, maišiukai prikalo. Tai Kalėdą švenčiau, saliutus jau žiūrėjau. Niekam niekas neįdomu, kad nebuvęs įvykio vietoj. Nu ir gyvenimas toliau, kad ir išėjau. O kokia įvykio vieta tada? Aš net nebuvęs įvykio vietoj. Apie kokią įvykio vietą kalbam? Apie policijos pareigūnų nuovadą. Kauno policijos... Bet plėšimas tai ne policijos nuovadai? Ne, ten vagystė, aš po to įsiaiškinau, ką jis padarė iš visakau, dėl ko, kas čia kaip. Bet jūs tai nuteisė už plėšimą? Nu, už sumušimą žmogaus. 6 šonkolius laužimas, gal jūs jo nepajudinė, negalėjo, niekas nieko. Tai kodėl reikėjo jūs nuteisti? Tai kažką tai jie apkaltino, nes pradėjo dirbti, jis tai įrodė. Tai kodėl jūs, o ne Petrą, ar Joną, ar kokį Mindaugą? Už tai Daivą pažinojau, dar vardą atsimenu. O kas ta Daiva? Nu tai jų dukra. Tai va, kadangi su ja bendravau, kadangi pas mane į Kalniečius atvažiuodavo dažnai, ar barmenė, ar kažkas, ten dirbau, žinai, taip va, susipažinau, draugiškai viskas. Į ten, man atrodo, dirbdavo barmenė, tam baliukas buvo ir biliardai stovėjo, tai va ten. Tai va, susipažinau, taip. Bet iš kur kas, kaip, ne, aš pirmą kartą pareigūną, kuris vieną kartą ir mačiau, tik tai ir viskas. Tai bus tokia armija, nu, gal ir bus, gal ir gerai, aš net nesupratau, ką jie čia suka, kaip darys, nu, bet paikščiam pat galo net nesiaiškinį, man buvo panutysia, kas čia per cirkai.